Šį vakar, tęsdami šimtmečio tradicijas, sėsime prie gražaus šventinio stalo. Tačiau kiekvienai šventei reikia ruoštis ir ne tik puošti eglutę ar gaminti skanius patiekalus. O kaipgi mažieji gali prisidėti prie kūčių ruošos? Įdomu, kokios pareigos ir darbai mažiausiams šeimos nariams priklausė anksčiau. Ar išlaikysime tradicijas? Viskas priklauso tik nuo mūsų pačių. Sulaukėme kūčių ryto. Dar truputėlį ir prasidės šventės. Bet juk paskutinės savaitės prabėgo nuolat ruošiantis, galvojant apie tai, kaip pasitiksime Kalėdas. Kaip praleisime kūčių vakarą. Lygiai taip pat žmonės ruošėsi šiam vakarui ir prieš 100, ir prieš 200 metų. Visas advento laikotarpis prabėgo ruošiantis svarbiausioms metų šventėms. Tai buvo ir anksčiau. Ilgais tamsiais žiemos vakarais žmonės rinkdavosi drauge ne tik dirbti darbų, bet ir saulės grįžtančios laukti. Tikrai būdavo tie vakarai savotiškai ir gražus, kai žmonės susirenka, bendrauja, šnekasi ir laukia tos saulės, tos šviesos. Tai ir dabar panašiai. Mes galbūt negalvojam, kad ta saulė niekada nebesugrįš, bet ir savo padėdami ir tikrai tą energiją, nes puikiai žinom, kad ir žmogus savo mintimis gali daug ką nuveikti. Na, tiesiog ir savo nuotaiką padedame pakelti ir galbūt tai gamtai, tai atmosferai mūsų kažkiek skaidrėti ir šviesėti. Mūsų Dzūkijos regione yra nepaprastai gražių išlikusių tų dainų, kurios irgi ir saulę apdainuoja, ir tą gamtą apdainuoja begyvenančią tą žiemos periodą, ganėtinai sunku, kai tikrai tas šaltis spaudžia aplinkui ir reikia išgyventi, labai tikrai sudėtinga ir paukšteliams, ir žvėreliams, ir medžiams. Tai žodžiu, tos dainos padeda, tie žaidimai, rateliai, kaip minėjau, tikrai žaidžia labai smagiai, kitas iki, ypač jaunimas, nes advento laiku irgi taip aiškiai susiklostė, kad laikas, kai jaunimas renkasi poras. Ir merginos žiūri bernelių, berneliai mergelių, tuo pačiu ir kuri geresnė giesmininkė, ir kuris geriau dar kažkokius vienus ar kitus darbus dirba. Žodžiu, irgi tas laikas labai įdomus ir labai prasmingas. Tai jauniems žmonėms tikrai verta būtų atkreipti dėmesį ir tą laiką irgi išnaudoti. Susėdę vienoje patalpoje, kaimynai, vieno kaimo gyventojai atsineždavo darbų, kuriems dirbti kitų metų laiku nelikdavo laiko. Plėšydavo plunksnas, ausdavo juostas, nerdavo, megzdavo, o kartu ir dainuodavo. Tačiau šiandien pagaliau sulaukėme kūčių ryto. Kūčių rytas labai svarbus ir visa diena labai svarbi, nes visi turim pasiruošti dideliai ir labai gražiai šventei. Tai kūčių visą dieną reikia tvarkytis namuose, reikia gaminti valgyti, reikia nusiprausti švariai, pasipuošti ir vakare susėsti prie kūčių stalo. Darbo tikrai yra labai daug. Labai svarbu, kad vakarui ruoštųsi visa šeima. Vaikai gali talkinti ir virtuvėje, ir dengiant stalą. Vienas iš svarbių vakaro atributų – dovanos. Dovanėlė kaip tam tikra išraiška, kaip tam tikra padėka, kaip tam tikras prisipažinimas artimuose jausmuose savo tėvams, seneliams yra labai svarbu. Ir dar gražiau, aišku, kai tas dovanėlis yra pagamintas savo rankomis. Kažką sugalvoti visada galima. Ar iš siūlelių kažką nupinti, ar iš šiaudelių žaisliuką pagaminti, ar iškepti kokį pyragėlį, meduoliuką. Ta gali ir kiekvienas vaikas. Žinoma, svarbiausias kūčių vakaro momentas – visos šeimos susėdimas prie stalo. Čia susirenka visi – seneliai, tėvai, vaikai. Ir tai ne tik valgymas, tai visų praėjusių metų prisiminimas, jų aptarimas ir kartu pažvelgimas pirmin, į perspektyvą. Kaip mes gyvensim kitus metus, ką mes sukursim kitais metais. Dar kas yra labai svarbu, kad prie šito stalo tarsi susėda ne tik ta gyvoji šeima, bet ir tie žmonės, kurie mus atvedė į šį pasaulį per kartų kartas. Tai tarsi mūsų protėviai, pramotės, proseneliai, visaip kaip mes juos čia galim pavadinti, bet nes mes iš jų perėmėm daugelį tradicijų ir tą patį susėdimą ir pabuvimą prie šio stalo
ir tą patį laukimą gražiausių švenčių, kuomet sugrįžta Saulė. Kūčių stalas ne veltui laikomas apeiginiu, juk čia dedami patiekalai sukurti mūsų protėvių, kuriems naudojami taip seniai žinomi produktai. Grūdai, obuoliai, uogos, vaisiai, grybai, kaip sakiau, tai yra svarbiausi dalykai. Tai tarsi mes valgydami tuos senus, tokius nuo seno mus pasiekusius produktus, vėlgi tarsi prisiliečiam prie kažkokių labai senų laikų. Ir mums, kaip žmonėms, visas tas buvimas, visas tas tarsi galvojimas, laikymasis tų tradicijų, jis mums padeda susijęti tą praeitį, tą senovę su dabartimi. Kuo mes tikime šiandien sėdantis prie šventinio stalo? Kad ateis Kalėdų senelis? Ar kad vidurnaktį pradės šnekėti tvarte gyvulėliai? Kiekvienas turime savo tikėjimą. Man labai gražus bobučių toks pasakojimas apie elnią, kuris atbėga Kalėdų rytą, baltas, labai gražus, ir jo odegėlė balta, ir kanopėlės baltos, ir jis visas baltas, ir jis nusileidžia iš dangaus. Ir paskui išeina iš miško. Ir tos močiutės pasakoja, kai jos buvo vaikai, jos tikėdavo tuo elniuku, nes joms močiutė sakydavo, kad kai išeina iš miško baltasis elnias, tai ateina Kalėdos. O mes žinom ir iš tų mūsų giesmių, kad tas elnias, baltasis elnias atneša šviesą, atneša saulę, o iš tikrųjų realiai tas virsmas ir įvyksta.